Visi regbio bičiuliai, jau antrą kartą šiandien sveikinuosi su jumis iš Šiaulių, iš Leoporių gatvėje esančio stadiono. Antrosiose šios dienos rungtynėse Vairas Kalvis jų poja su Baltic Excel Livonija. Turim pagaliau pradinį smūgį, kurio autoriai yra Šiaulių Vairas Kalvis jų poja. Pakūsti, lenktynės dėl kamulio ir čia kažkiek šiauliečiam pasiseka, kad po to Gečioka kamuolys, nes ten galėjo ir Livonijos. Turėjom sunkią kovą, žaidėm prieš vieną iš geriausių lygos komandų tiek sudėtim, tiek managementu. O kas lėmė pergalę Banguotą, tai mes antrą kėlinį išleidom savo jaunimo, kurie įgavo geros patirties ir tas toks svyravimas atsirado, nes jaunimas dar nėra tiek užgrūdinti, kiek vyresni žaidėjai. Pirma pergalė sezone, turbūt labai svarbi tiek turnyrinės lentelės prasme, tęsiant kovą dėl tos top 4 pozicijos. Bet ar ta pergalė svarbesnė būtent žiūrint į turnyrinę lentelę, ar mentaliai rūbiniai vyrams, kad vėl būtent grįžot į tą pergalių kelią? Tai svarbi ir mentaliai, svarbi ir turnyrinė lentelė. Mes, kaip sakau, nežiūrim toliau, žiūrėjom šią savaitę pirmą treniruotės, po to šis mačas, dabar sekantis žingsnelis pirmadienis, treniruotės ir taip toliau. Niekur toliau nežiūrim, kažko smarkiai neskaičiuojam. It was a tough game. They were pretty good in the breakdown today. Turned a lot of ball over, which made it tough for us to build momentum and really get into the game. But yeah, big ups to them. Congratulations to them. The game without not the happy end, but the bonus point at the end of the match, how crucial it can be at the end of the season. Yeah, exactly. It means a lot. Even though we got the loss, the bonus point could really make a difference at the end of the year for us. So I'm pleased that we got there with that, but it would have been nice to get a win away, but it wasn't our day today, unfortunately. Linijos teisėjo patarimo, arbitras gyrė žaidimą į priekį. Ir tiesiog baigėsi rungtynės. 21-20, sveikinimai.